Kristina, kaip pati vertini iškovotą vietą, sakykime? Nu, šiaip gerai, turbūt net labiau vertinu nei Miuncheno 7 vietą, nes galiu tai palyginti, atrodo daug metų praėjo, turėčiau jau labai patobulėti, bet šiaip dabar turbūt labiau vertinu, nes galbūt ir, ta prasme, sportininkų kokybė išaugo, šiaip labai pesimistiškai buvau nusiteikus, nes šitas sezonas labai prastas buvo. Tai jau buvau nusiteikus kovoti dėl Rūškio, Myzo, iš ten tos paskutinės, kur dviračiuose būna, čia juokavom ir tikrai nesitikėjau, kad, ta prasme, kad į 10-tuką jau taip, nu taip slapčia galvoju, vis tiek 12-tukas neblogai būtų, bet realistiškai skaičiavau 3 Portugalės, 3 Ispanės, 3 Rusės, tai, nu, nesitikėjau tikrai ir kadangi čia pavyko kovoti dėl dar 10-tukį ir dar visai neblogai, tai manau, kad patenkinta, šiaip jau tikrai patenkinta. O tavo šiam sezonė rezultatas 20 km nebuvo toks aukštas? Ne, nebuvo čia geriausias ir dar kokią minutę turbūt geresnis jisai negu. Aš aplamai šiais metais labai mažai ėjau, 20 km. Ir gavosi taip turbūt mano čia antras 20 km, šiaip jau pabaigti, trečias. Ir ten Meksikoje, ten aišku buvo sąlygos žiaurios, tai ten savaime buvo prastas rezultatas, bet šitas geras rezultatas tikrai nesitikėjau. Pernai buvo 8 pasaulio čempionate. Jo, ir panašiai turbūt su tokių rezultatų, kaip ir šiandien, man atrodo. Kas po čempionato, dar laukia kas nors? Ar? Nu, druskininkuose tikriausiai startuosi šiaip jau dėl maratono gal tieks, nejuokauju. Supratau. Gerai, ačiū tau. Gerai, tai